Pati servisų sistema iš tikrųjų padeda sutaupyti mums labai daug laiko. Turime visiškai optimizuotą bendravimą su klientais. Turim dirbtinį intelektą, kuris viską vietoj mūsų pildo, daro, vos ne pats bendrauja su klientais. Tai nuo mūsų pečių šitas dalykas jau atkrenta. Turime automatinius priminimus apie darbo eigą, priėmimą, kur atvažiuoti, kada atvažiuoti, atliktus arba neatliktus dar darbus. Turime visokių akcijų pasiūlymų. Kai dirbi servize, tai tu tikrai neturi tiek laiko, kad šitiek galėtum sutelkti klientui dėmesį, vietoj mūsų tą padaro nevažiuoja. Mes to labai džiaugiamės, kad jie padeda mums palaikyti mūsų aukštą kokybę. Padeda mums išvengti kažkokių nesusipratimų, o viskas tai atsiremia iš tikrųjų į pinigus ir kokybę. Duomenų bazė yra superinis dalykas, automatiškai susikūrė, kai tik jūs paskambinat ir užsiregistruojate mūsų autoservis. Mes turime kiekvieno kliento kortelę, kiekvieno kliento aptarnavimą, absoliučiai kiekvieną kliento žingsnį. Viskas, kas buvo daryta pas mūsų autoservise, viskas lieka pas mūsų autoservise. Mes žinome net prieš 5 metus, ką jūs darėt, kada jūs tai padarėt, kiek laiko tai užtruko ir kiek pinigų tai kainavo. Ir iš tos duomenų bazės mes galime taipogi sudėlioti ateities remontus, kad jum, kaip mūsų klientams, nereikėtų apie tai rūpintis, skaičiuoti, kabinti po kapotų kažkokius lapelius, rašyti, kada buvo keista alyva, nieko to daryti daugiau nebereikia.